Labas. Lietuva yra referendumo dėl dvigubos pilietybės išvakarėse. Ir čia vyrauja du skirtingi požiūriai. Pirmas – suteikime pilietybę užsienyje esantiems lietuviams. Antras – jie yra palikę tėvynę ir todėl yra jos išdavikai. Pirmas – Lietuva yra maža jauki šalis savo geografinėse ribose. Antras – ji yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės palikuonė, kuri driekėsi nuo jūros iki jūros. Pirmas – lietuviškumas yra tikrų lietuvių dvasinis požymis. Antras – lietuviškumas yra pasaulinio Lietuvos šalininkų sujungimo būdas, peržengiantis visas ribas. Šių dviejų pasaulėžiūrų prieštaravimą neseniai matėme prie okupacijų ir laisvės kovų muziejaus. Kai Rusijos kalėjime žuvo opozicionierius Aleksejus Navalnas, rusai nešdavo gėles ir uždegdavo dvakes prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms. Pasigirdo balsai, kad taip rusai kėsinosi į mūsų lietuviškumą. Kokią jie teisę turi dėti gėles. Beje, buvo ir kiti, nors ir retesni. Esą Navalnas yra Rusijos režimo auka. Jis buvo ištremtas ir sunaikintas, kaip ir lietuviai Stalino laikais. O klausimo esmė yra tokia pati, kaip ir būsimame referendume. Ar gali lietuviškumas plėstis už Lietuvos ribų? Ne, tikrai neagituoju, nes esu rusas iš Rusijos, atsitiktinis žmogus, eilinis užsienietis. Net ir teisės balsuoti neturiu. Tiesiog referendumas dėl dvigubos pilietybės yra egzistencinis klausimas ne tik Lietuvai, bet ir man. Jeigu nekenčiu Rusijos režimo, ar galiu pasiimti lietuviškumą kaip savo idėją? Ar gali Lietuva pasidalinti lietuviškumu su manimi ir kitais nelabai panašiais į Petrą Petraitį? Ir čia gali būti įvairių rezultatų. Juk, kaip sakoma, mažas kupstas didelį vežimą verčia. Su jumis buvo Eugenijus Nesikišk į mūsų reikalus Titovas. Iki!